Sezonas pačiam įkarštyje. Daug ūkininkų, kurie nebandė mūsų produkto Agrolinija S, skambina ir klausia. Klausykit, tai iš ko jūs ten gaminat? Rašot galvijų mėšlo kompostus. Tai jūs tą mėšlą, kaip jūs ten ką, ten parauginat, ar ten srutas atskiriat, pafiltruojat, pastabilizuojat. Tai mes dabar norim jiems ką? Viską paaiškinti, nuo ko viskas prasideda. Įnešti visiems aiškumo. Griežtai vertinamas gamintojas, griežtai vertinamas produktas, kad jis suteiks tokį sertifikatą. Įklausai, kas būtų, jeigu įkristum į tą biofermentatorių. Tai va, panašiai taip pataptum kompostu. Gali su alum sumaišyti tamsiu? Drąsiai. Kaip mano dukra pasakytų, magija. Eksportui išvažiuoja 70% visos gamybos. O viskas prasideda va ten. Tai visa pradžia va čia yra, va. Think something new under sun. Tai mes randamės UAB Agrolinija ūkyje, kurie užsiema mėsinių galvijų auginimu. Visi pašarai ir kraikas galvijams yra tiekiamas iš įmoniai priklausančių laukų ir aišku, iš to pasiekoje gaunam pagrindinę žaliavą Agrolinija S, tai kraikinį galvijų mėšlo kompostą. O kiek čia iš viso galvijų laikoma? Šiaip paprastai tarp 300–400. Šitie galvijai per žiemos tvartinį periodą pagamina apie 5–6 tūkstančius tonų kraikinio mėšlo. Tai dalis mėšlo kompostuojasi pačiame ūkyje Agrolinijoje. O kita dalis mėšlo atkeliauja tiesiai į biodinamiką, kurioje taip pat mes turim įsirengę biofermentatorių, kuriame dalį mėšlo sukompostuojame patys. Tai procesas yra toksai, kad galvijams yra kriekiamas kraikas, tai yra šienainis ir šiaudų likučiai, ant kurių galvijai gyvena. Oho. Tas kraikas kriekiamas kelis kartus per savaitę, kad jie gyventų patogiai ir minkštai ir be abejo pagamintų kokybišką mėšlą. Pajėgumai, Gediminai, tai nuvažiuosim, pamatysite, yra gana dideli. Galim priimti 4–5 tūkstančius tonų, sakykime, į savo naują sandėlį. Praplėtėm savo gamybą biodinamikos. Tai atsirado naujas žaliavų sandėlis 1500 kvadratinių metrų. Taip, kad biodinamika yra pasiruošus pilnai. Atvykom į biodinamiką? Taip, dabar atvykom į biodinamiką. Bet pastebėjai, mūsų beveik vienodi džemperiukai. Jo, čia randamės mes Piplių kaime, Kaišiadorių rajone, tai yra realiai 2 km nuo Kalniškių, ten, kur mūsų galvijai auginami. Iš tikrųjų, per paskutinius 2 metus prasiplėtėm savo gamybinės patalpas, atsirado naujas žaliavų sandėlis 1500 kvadratinių metrų. Oho. Jame yra įmontuotas biofermentatorius, kurį pamatysim. Tai einam pažiūrėti tada, einam. Jo, galim trumpam užėjti. Čia mes, kai vadinam jo administratorė, vadybininkė, čia, sakykime, prekybos skyrių randamės. Užeikite, čia, prašau, čia užsakymai, čia dar kažkas, va. Turim didelį langą tiesiai į žaliavų sandėlį, kuriame matosi, į kurį galima pasižiūrėti, kaip vyksta gamyba, kaip atkrovimo darbai ir taip toliau. Čia mes susidėję, kad klientams būtų aiškiau, tai stengiamės parodyti visas savo žaliavas, nuo ko prasideda ir kuo baigėsi, sakykim. Nu tai gerai, Artūrai, buvome fermai, matėme tą gilų kraiką. Gilų kraikinį mėšlą. Va, mėšliukas. Jau net kvapo gal nėra. Nėra net kvapo. Nu tai taip, čia žinai, metai laiko jisai stovi sandariai. Pavyzdys komposto, kurį gaunam kompostuodami tą kraikinį mėšlą. Čia, kur mes kalbėjome fermoje, ką jūs, kaip sakoma, kompostuojat? Toliau sekančiame etape mes gaminam, papildomai dadžiovinam tą kompostą ir gaminam maltą kompostą. Tai tokia yra malta frakcija nuo 0,1 iki 1 mm dydžio frakcija. Įdiegta technologija mūsų pažangi skystų trąšų, kad sugebėtų kuo greičiau ir kuo efektyviau ištirpinti šitą miltelį. Kuo tas miltelis yra mažesnis,
Tuo jis greičiau ištirpsta. Tuo jis greičiau ištirpsta, paprastai. Aha, ir kalbant. jis patampa va šitą Ir agrolinijas. jis patampa štai tokiu produktu, agrolinija S. Tai va, tai turim įdėktą biofermentatorių, kuris yra 160 kubinių metrų talpos. Jis yra skirtas mėšlo kompostavimui, sakykim taip. Aha. Tai biofermentatorius yra pilnai automatinis įrenginys su 3 lygių temperatūros ir drėgmės lygio matuokliais, su oro padavimu, jeigu reikia šilto oro padavimu. Gerai, o tai Artūrai, tai šitie vat laiptukai, kur jie veda? Čia į dangų? Šie laiptukai veda, galim užlipti į Jeigu- dangų. Taip, ten yra liukas atidarytas, pro kurį yra užkraunamas va į šitą kaušą kraunamas mėšlas kraikinis. Jis užvažiuoja automatiškai ir pats susikrauna. Jis keliauja į viršų ir tokiu būdu užsipildo. Mes kraikinį mėšlą gauname į va šitą tai vietą ir tada iš šitos vietos jis keliauja į čia. Tada biofermentatoriui pasikompostuoja, pasifermentuoja, mėnesį pusantro iki 2 gaunam kompostą. Aha, čia pro šitą. Taip. Aha. Ir va matai, viduje yra mėšliukas. Tai gerai, Artūrai, tai kas būtų, jeigu, tarkim, aš įkrisčiau va tenais? Kas būtų? Tai kompostų taptum. Ir tada mes gaunam va tokį kompostą. Tai Gediminai, kai buvom viršuje ant biofermentatoriaus užlipę ir klausė, kas būtų, jeigu įkristum į tą biofermentatorių. Tai va panašiai. Praktiškai kaip į urną pripilk ir Jo, pasidėt ant lentynėlės. Jo, principiai lentynėlė. Tai yra komposto džiovinimo ir smulkinimo linija. Tai turime tokią valdymo spintą, kurios dėka mes tą kompostą išsidžiovinam. Mes išdžiovinti turim pagal ES numatytus reglamentus. Galvijų mėšlo kompostas turi būti apdirbamas ne mažiau 1 valandą, ne mažiau 70 laipsnių temperatūrą. Ir sakykime, su šita įranga mes šitus procesus visus galim sukontroliuoti ir pasigaminti taip, kaip reikia. Su frontaliniu krautuvu atsivežam didmaišį su žaliava, su mūsų maltų kompostu, ta pačia smulkiausia frakcija, užsipildo tas bunkeris, tada jisai transportuojamas į pradinio maišymo talpą, kuriai maišosi žaliavos ir vanduo, visa skysta terpė keliauja į hidrocikloną ir tada keliauja į reaktorių, kurie yra apjungti su kavitacijos įranga ir vienu žodžiu šio proceso metu tas mūsų miltelis komposto papuolęs į tą bioreaktorių smulkinamas iki vandeninės realiai frakcijos, ištirpinamas. Skystas trąšas agrolinija S, šiuo metu kaip ir biostimuliatorius jau jisai vadinasi agrolinija S, gaminam nuo 2017 metų. Bet dabar ramu. Dabar jau žino žmonės. Dabar, kaip pasakyti, Gediminai, ramu nėra tikrai, nes kiekvienais metais, kiekvienas pavasaris yra su savo iššūkiais, sakykime, ūkininkams. Tai taip pat ir mes toj pačioj grandiniai dalyvaujam kaip ir ūkininkai, kaip ir žemės ūkis visas Lietuvos. Ir, sakykime, nėra paprasta situacija. Bet kaina pas jūs, taigi vis tiek jinai tokia krikščioniška, kaip čia pasakyti? Tai kaina mūsų yra tikrai stipriai konkurencinga, nes esam gamintojas pats ir norim ir būti gamintojų, sakykime, kad galėtumėm gaminti ir tiekti produktus žemės ūkio bendrovėm ir ūkininkam. Mes buvom ir lauko dienoje, matėme, kaip... Žemaitijoje. Taip, Žemaitijoje, kaip gražiai atrodė pasėliai po purškimų su agrolinija S, man atrodo, buvo. Taip, tai ir nežiūrint, kad ir šalnos buvo praeitą pavasarį, bet vienu žodžiu, tie ūkininkai, kurie naudojo mūsų šitą produktą, tai iš tikrųjų visi patenkinti ir matė iš tikrųjų skirtumus, kur buvo panaudota agrolinija S, kaip augalai įsilaikė ir kaip jie atlaikė tos šalčius ir blogas meteorologinės sąlygas. Žemaitijoje, taigi buvo vienas tokios žiauriausių šalnų irgi. Taip, praeitais metais, taip. Mes pamatėme tuos miltelius. Gerai, tai kokia yra, tarkim, norma hektarui, kaip ūkininkai naudoja jūsų produktus? Taip, tai agrolinija S norma hektarinė, sakykime, tai vienam purškimui yra, mes rekomenduojam nuo 2 iki 3 litrų hektarą. Bet šiaip atvirai kalbant, pavasarį iš po žiemos atsinaujinus vegetacijai, aš visiems rekomenduoju, netaupykite ant tų kelių 2-3 eurų, duodam 3 litrus į hektarą.
rekomenduojam 2-3 kartus sezono metu panaudoti. Tai realiai visa trąšos norma 1 hektarui sudaro 9 litrai. Biostimulianto. Biostimulianto, taip. Tai kas tai yra? Tai yra tikrai nedaug kainuojantis produktas. Na, ūkininkai mėgsta ir miksus visokius, tai galima maišyti su... Tai be abejo, kitais produktais. pavasarį principė visi ūkininkai naudoja agrolinijas kartu su kasu maišydami, kartu su mikroelementinėm trąšom, kartu su vieni naudoja su herbicidu atskirai, bet dauguma naudoja kartu, taip kad puikiai maišomas preparatas su visom kitom trąšom ir sakykime, apsaugos priemonėm. Tai dabar paskutiniu metu prieš mėnesį gavom sertifikatą CE, kuris leidžia be apribojimų prekiauti Europos Sąjungoje. Tai šiuo atveju agrolinijas yra išbandyta su žieminiais rapsais, su žieminiais kviečiais, su vasariniais kviečiais, su rapsais, su bulvėm, cukriniais runkeliais, kukurūzais, miežiais, vėjom ir daugiametėm pievom. Šiaip noriu pademonstruoti naudojimų žaliavų, sakykime, tirpumą. Matot, paprastai įdedama žaliava ir jinai pradeda tirpti savaime. Pasižiūrėkit, kaip tirpsta. Kaip mano dukra pasakytų, magija.